Rubrikos dienos svečias rėmėjas laisvalaikio ir pramogų centras Fortuna. Keletas minučių po 11 valandos, kaip įprastai tokiu metu, rubrika Radio svečias. Ir mūsų studijoje svečiuojasi režisierė Rima Diksienė. Labadiena. Labadiena. Smagu matyti jūs mūsų studijoje. Ir atskriejo pas mane žinia, kad spalio 2 dieną yra renkama vaikų grupė ir startuoja Rimos teatro studija. Ar tai tiesa? Taip, tikrai ši žinia teisinga. Sakykite, kokio amžiaus vaikai gali ateiti į jūsų studiją? Na, aš paskelbiau 4-7 metų 4-7 metų vaikų atranką į teatro studiją. Na, tiesiog gal netinkamą žodį parinkau atranką, tiesiog skelbiu priėmimą, gal tiksliau, į teatro studiją. Ir teatro studijoje bus 2 grupės, 4-5 metų ir 6-7 metų. Na, tiesiog skelbime aš nurodau 4-7 metų vaikus, kad renku. Supratau, Tauragėje to ko gero nebuvo, kad tokio ankstyvo amžiaus tarpsnio vaikai pradėtų lankyti teatro studiją, tarkim, 4 metų vaikai, tai didžiulis iššūkis. Na, galbūt kažkur kažkas kažką veikia su teatru, turbūt paslapčia ar nepaslapčia, nežinau, bet teatro specialistų, teatro režisierių pas mus Tauragėje tikrai nėra daug ir aš viena iš jų. Ir tai, man tai tiesiog nėra jau iššūkis, kadangi prieš 16 metų šitas iššūkis buvo mestas man, ar aš savo jį išmečiau. Tiesiog moksleivių kūrybos centre susirinkusi 2,5 metų. 2,5 ar teisingai? Taip, 2,5 metų jauniausia buvo mergaitė ir 5 metų buvo grupė. Taigi šitie vaikai jau užaugo. Šiemet 2 mergaitės iš šitos grupės prieš 16 metų atėjusios pas mane jau studijuoja Londono prestižinėje meno mokykloje įstojusios. Taigi užaugo karta, reikia lavinti naują kartą, kuri auga Tauragėje. Na, o jeigu viskas nuo pradžios, apskritai kaip kilo mintis rinkti vaikų teatro studiją? Na, tiesiog aš, kaip jau minėjau, per tuos 16 metų taip ir nesulaukiau, kad kažkas pratęstų mano pradėtą darbą Tauragėje. Aš tiesiog pasirinkau kitą darbo specifiką, kitą kryptį, nors niekada neišdaviau teatro, visada prisistatau kaip teatro režisierė visiems. Dirbau ir su suaugusiais, ir su jaunimu, ir su vaikais, bet tie patys mažiausiai mano širdyje visada užėmė pačią svarbiausią vietą. Ir visada jaučiau nostalgiją. Prisiminimais gyvenau apie tuos laikus, kada ateidavau ryte pas tuos mažus pipirus. Kitą kartą ne visada geros, sakykime, ne tai kad nuotaikos, bet savijautos, nes auginau mažą sūnų, netgi labai kartais ir nemažai pamiegojusi. Ir susidūrusi su jų akutėmis, jų šypsenomis, aš visą laiką pamiršdavau savo problemas. Ir pasinerdavau į teatro pasaulį, jie padėdavo man, aš padėjau jiem. Tai tiesiog manau, kad šitame darbe, būtent darbe su mažais vaikais, labai yra apčiuopiamas rezultatas, tu gauni atsaką į savo darbą. Tiesiog tu matai, kad vaikas keičiasi tavo akyse, tu matai, kaip jis laisvėja, susitikęs gatvėje mažą vaiką 4 metų, kuris atbėga pas tave, apsikabina tavo kaklą ir sako, labas, aš tavęs pasilgau. Tai man tai didžiausia dovana, man tai didžiausias atlygis turbūt. Ir visą laiką grįžtamasis ryšys. Tai va šito ryšio aš ir labai pasilgstu. Ir kada jau nebegalėjau iškęsti šito ilgesio, tiesiog nusprendžiau, kad na kasgi kitas, jeigu ne aš, tai padarys. Yra kalbama, kad teatras yra tarsi terapija vaikams, tuo pačiu galima pritaikyti ir jums, kad na tų mažų vaikų šypsenos jums tarsi terapija ir vadovai, ar ne? Taip, jų ne tik šypsenos, jų pasakyti žodžiai, jų suvaidintos istorijos, jų atliktos kūrybinės užduotis, kurios tiesiog kitą kartą sukelia labai daug teigiamų emocijų. Tai teatras tai yra kaip gydomoji priemonė, emocinė gydomoji priemonė ne tik vaikam, bet ir suaugusiem. Ir tikrai ateityje ir netolimoje ateityje aš rinksiu suaugusiųjų grupės, teatro terapijos grupės, kur galės nuo didžiulės šiuolaikinio gyvenimo įtampos pavargę suaugę žmonės tiesiog patirti tą malonumą, ką tai reiškia susidurti su teatro pasauliu, nestatant spektaklius. Yra ir kitokių formų. Teatrinio lavinimo formų, lavinimo teatrų tiksliau formų. Tai yra ir
forumo teatro metodas, socialinės dramos metodas, psichodramos metodas. Tai yra daugybė metodų, kurie padeda žmonėms išsilaisvinti iš tam tikros įtampos, iš problemų gyvenimiškų, tiesiog pabūti, parelaksuoti ir gerai praleisti laiką. Na, kad ir preliminariai, ar galima tikėtis, tarkim, metų, 2, 3, kelių metų perspektyvoje galima tikėtis, kad bus renkama grupė ir suaugusiems? Na, aš manau, dar šiemet. Dar šiemet? Be abejonės, taigi man tik reikia pasižiūrėti, kiek ateis vaikučių, kiek aš galėsiu sau leisti, nes tikrai vietų skaičius yra ribotas. Aš negaliu viena tiesiog apriepti to, sakykime, didelę vaikų grupę. Nelabai mėgstu dirbti su didelėm grupėm mažų vaikų, kadangi noriu kiekvienam vaikui skirti savo dėmesį. Nedaryti tai tokio masinių konvejerio principų, kad ateina daugybė vaikų, tu tiesiog pravedi valdiškai užsiėmimą valandos laiko ir viskas. Mano darbo principai ir metodika tai yra kuo jaukesnėse grupėse, mažesnėse, kompaktiškose grupėse. Todėl tas vietų skaičius iš tiesų bus ribotas, sakykime. Nors, aišku, kiek ateis vaikų spalio 2 dieną, atsiprašau, tai jie visi bus priimti į studiją, bet tiesiog laikas paskui parodys, ar jiems tai bus priimtina. Sakykite, o ar reikia specialaus pasiruošimo norim patekti į jūsų studiją? Tikrai ne. Tikrai nereikia mokintis eilėraštukų, kaip pas Kalėdų senelį atvykstant, ar kažkokių specialaus pasirengimo šitam tikrai ne. Juolab, kad aš nedarau atrankos spektaklio aktorių ar kino aktorių. Tai ne castingas, kaip kitaip tariant taip, bet tai yra tiesiog pirmas susirinkimas, kuriame aš pateiksiu informaciją apie save, apie, sakykime, savo nuveiktus galbūt darbus, savo pasiekimus, kad tėvai tiesiog susidarytų nuomonę apie mane, galėtų užduoti man klausimus rūpimus, vaikai pamatytų mane, aš vaikus pamatyčiau, galėčiau pakalbėti, netgi pasisveikinusi su vaiku ir uždavus jam vieną klausimą, aš galiu pasakyti, ar jisai išliks mano teatro studijoje. Ar būtinai teatrą lankantis vaikas turi būti lankstus, judrus, turėti daugybę talentų, būti smalsus, domėtis viskuo, nebijoti būti erdvėje ir be abejo scenoje? Tikrai ne. Ta pati Marija spaudoje jau pasisakiusi apie save, kad ji iš tikrųjų nebuvo tokia drąsiai, jinai nereiškė savo kažkokių tai minčių iš karto, tiesiog nesiliejo upėmis jos mintis ir ji tiesiog tokia buvo. Iš tiesų, mano teatro studijoje, mano tikslas yra padėti tiem vaikam, kurie galbūt kaip tik turi daugiau problemų, bendraudami su savo bendramžiais ar didesnėme vaikų būryje jaučiasi nejaukiai. Vaikas yra nedrąsus, jam kažkas atsitinka, tiesiog vaikui kažkas atsitinka ir jis, nedrįsta. Nedrįsta pasakyti kažką, kai jį pakalbina, sakykime, ar tai mokytoja mokykloje pirmoka, ar tai auklėtoja, ar tai atėjęs žmogus į svečius į namus. Vaikas tiesiog susikausto, jam kažkas atsitinka. Tai būtent tokiem vaikam ta pagalba ir teatras tokiem vaikam padeda. Šiuo metu pats laikas reklaminiai bei muzikiniai pertraukėliai. Po jos ir vėl grįšime į tiesioginį Tauragės radijo eterį ir tęsime pokalbį kartu su režisiere Rima Diksienė. Likite kartu. Rubrikos dienos svečias rėmėjas laisvalaikio ir pramogų centras Fortuna. Rubrikos radijo svečias antroji dalis, kalbamės kartu su režisiere Rima Diksienė. Kalbamės apie teatrą, apie Rimos teatro studiją. Noriu pasiteirauti, užsiėmimų metu, kasgi bus lavinama? Teatras, tai daugelis žmonių įsivaizduoja, kad teatro būrelyje vaikai stato spektaklį, repetuoja, kiekvieną repeticiją repetuoja, mokosi mintinai tekstą, o po to štai ir spektaklis gimė, jokių būdų. Tai yra tik viena iš mažų dalelių teatro užsiėmimų. Aišku, paskui, kai jau spektaklį repetuoja vaikai, tai jau aišku, didelė dalis skiriama spektaklio repeticijoms, bet iš pradžių, kad vaikas atsipalaiduotų, kad jis treniruotų savo balsą, savo kūną, kad jis paklustų jam, nes dažniausiai pradžioje vaikai įsitempia, jie tiesiog nejaučia, kaip jų kojos tampa medinės ar rankos, jie nežino, kur tą ranką dėti, kur čia jinai tinka, kur jinai netinka. Aš kalbu apie didesnius vaikus, apie tokius vaikus, kurie yra 4 metų, jie dažniausiai negalvoja apie tai.
kur jau rankytės, ar gerai, ar blogai čia jie dabar atsistoja. Jie tiesiog tokių kompleksų gal dar ir neturi tiek daug. Bet vyresniem vaikams, sakykim, tai ta kūno įtampa labai yra didelė. Ir pirmiausiai mes, teatro režisieriai, teatro pedagogai, turime išlaisvinti vaiką nuo šitos įtampos, nuo kūno įtampos, nuo balso įtampos, nuo emocinės įtampos. Tai svarbiausiai man tai yra sužadinti vaiko emocinę atmintį, jo emocinį pasaulį, jo išprovokuoti jo kūrybiškumą, kuris yra kažkur pas jį galbūt paslėptas. Visi vaikai yra talentingi, visi vaikai yra gabūs, tiesiog reikia tą talentą ir tuos gabumus atskleisti. Kiekvienas vaikas yra savotiškas meno kūrinys, tiesiog jis to nežino. Todėl mano užduotis jam padėti tai sužinoti, kad jis yra gabus, talentingas, ypatingas ir vienintelis toks. Kiek prireikia laiko sužinoti, galų gale išlaisvinti tai, kas yra pas vaiką? Nes jūs minėjote, kad talentą turi kiekvienas, ar ne? Taip, mes kiekvienas iš mūsų turime talentą, kažkam talentą. Tiesiog galbūt bijome apie tai pagalvoti. Na, kiek laiko? Tas laikas kiekvienam vaikui yra skirtingas. Vienas vaikas labai greitai išsilaisvina, o kitam reikia ir pusę metų, o kitam ir metų neužtektų, sakykime, ar ne, bet čia turbūt vienetiniai tokie atvejai. Aš pati studijuodama teatro režisūros studijose tikrai išsilaisvinau nuo savo emocinės kažkokios įtampos ar kompleksų tikrai ne 1 mėnesį ir ne 2 ir ne 3. Ir tikrai suprantu tokius vaikus ir tikrai nereikalauju iš vaikų, kad jis dabar čia ir šią akimirką pataptų laisvas, tikrai ne, tai vyksta nejučia. Vaikas nesupranta, kad dabar čia jį mokina, kaip atsipalaiduoti. Ne, tai yra tam tikros užduotis, tam tikri kūrybiniai pratimai. Visa tai, kas vyksta, sakykime, netgi aukštosiose mokyklose, kada ruošiame aktoriai ar režisieriai, visa tai vyksta ir paprastoje teatro studijėlėje. Vat kažkur Tauragėje. Tik visa tai yra pritaikyta tam būtent vaiko amžiaus tarpsniui. Netokios sudėtingos užduotys. Tai yra mažas vaikas, bet principai tai tie patys. O su kokio amžiaus tarpsnio vaikais yra sudėtingiausia dirbti? Na, sudėtingiausiai tai turbūt tiek su tais 2,5 metų vaikais, 3 metų vaikais. Tam tikrų sunkumų, tam tikrų niuansų yra. Bet tai nėra tokia ypatingai sunku. Sunkiausia turbūt dirbti su paaugliais 11-12 metų. Kada jau atsiranda kompleksai, kurie gali jau tiesiog po to turėti tam tikrų pasiekmių ateityje. Tiesiog vaikas užsikompleksuoja, jisai tiesiog užsidaro savo kiautę ir jau tą vaiką išlukštenti būna labai sunku. O kada 2-3 metų vaikas jis dar kažkoks užsidaręs dėl kažkokių priežasčių tam tikrų, tai va jis dar pasiduoda tam tokiam atvėrimui savęs. O kada jau paauglys užsidaro, jis surasti bendrą kalbą su juo yra labai sudėtinga, tai parodo ir savižudybių skaičiai, tai parodo ir mūsų miesto geležinkelio šitos visos istorijos, tai ir rodo. Jaunimas užsidaręs ir atrodo ramus, geras vaikas, tylus, o paėmė ir pasielgė va taip tragiškai, sakykime, baigė gyvenimą. Tai man yra skaudžiausia. Šito istorijos savižudybės tiek mūsų mieste, tiek Lietuvoje mane galbūt irgi dalinai pastumėjo į tai, kad aš nusprendžiau steigti teatro studiją. Nes, kažkam reikia padėti tiem vaikam. Neužtenka reikalauti iš jų, kad jie darytų taip teisingai, elgtųsi, kalbėtų teisingai. Nežinau, kiek dar galima iš jų reikalauti. Pirmiausiai, aš kaip suaugęs žmogus galvoju, kad aš turiu padėti. Padėti tam mažam vaikui, jeigu mano pagalba jam yra reikalinga. Jeigu aš tik tiek galiu su juo padirbėti, sakykime, teatro studijoje, kad padėčiau jam į savo problemas žvelgti iš šono, į savo problemas pažvelgti kaip į eilinį sunkumą, kurį reikia įveikti. Vaikas turi įgauti emocinį atsparumą. Kada emocinio atsparumo nei paauglys ar vaikas neturi, va tada ir prasideda. Jis nežino, o kaip jam reaguoti. Jam atrodo, kad ta mažas įvykėlis mokykloje su draugais jam pavirsta didžiulė tragedija, didžiulė problema ir jam atrodo, kad tai neišsprendžiama.
jis užsidaręs, neturi su ko pasikalbėti, nedrįsta. Ir po to ta problema apauga, jinai tampa tragedija. Ir vaikas prieina kryžkelę ir jis nežino, ką toliau jam daryti. Na, tai galima teikti, kad neretai vaikai, paaugliai nedrįsta netgi kai kuriomis temomis kalbėti ir su savo tėvais, ar ne? Be abejonės, aš nežinau, tai tik tai labai mažai yra, kiek man tenka bendrauti su jaunimu ir paaugliais, labai mažai tokių yra, kurie gali su savo tėvais pasikalbėti apie viską. Kaip apie viską, apie savo, sakykime, savo savijautą, kad jis jaučiasi blogai ir kažkas darosi jam, jis nežino, kažkas vyksta ir jis negali pasikalbėti, todėl kad tėvai galvoja, kad tai yra nereikšminga, arba tai tiesiog yra, na, kvaili kažkokie įsigalvojimai. Dažnai va tokioj teatro studijoje, sakykime, iš savo praktikos galiu pasakyti, išsprendžiama labai daug problemų. Ir teatro režisieriai, kurie dirba su jaunimu, tikrai žino, apie ką aš dabar kalbu. Mes žinome daug paslapčių jaunimo, mes žinome daug asmeninių paslapčių, nes jiems nėra kur apie tai kalbėti. Jie teatre, kada jie jaučia pasitikėjimą mumis, kada pajunta pasitikėjimą aplinkui esančiais draugais, teatro studijos nariais, tada jie gali savo problemą pasakyti kažkokio vaidinimo metu. Ir tu iš karto pamatai, jeigu vaikas vaidina kažkokią temą, skaudžią temą, etiudą, sakykime, kažkokį pasirodymą rodo, tu tada atkreipi dėmesį, kad kažkas yra negerai. Tu tiesiog pradedi tą vaiką stebėti, su juo pakalbėti arba tikslingai užduoti kažkokią užduotį, kad pasitikrinti, ar tai nėra iš jo gyvenimo. Šitą situaciją, kurią jis vaidino, ir dažniausiai būna taip, iš jo gyvenimo. Ir tada panaudojus tam tikrus, dažniausiai turbūt geriausiai tinka psichodramos metodai, panaudojus psichodramos metodo, užsiėmimus kelis padarius, sakykime, tiesiog po to jaunimas, tas, sakykime, mergina ar vaikinas gali pasakyti, arba jis jau yra ir dažnai man pasakęs, pasirodo, sako, be reikalo kėliau tragediją. Sako, pasirodo ir kiti taip pat jaučiasi. Bet prieš tai neišdrįso tiesiog... Jis galvojo, kad tik jam tik vienas, taip yra, taip, jam taip vyksta. O kada tiesiog metų užsiėmimų metu išprovokuojami ir kiti, pasirodo, kad ir kiti turi tokių problemų. Ir jis pažiūri savo problemą tarsi iš šono. Jis tarsi stovi prieš veidrodį ir mato save veidrodį, savo gyvenimą. Ir kada kiti apie jo tą problemą kalba kaip ne apie problemą, tiesiog kažkokią tai nesusipratimą galbūt, jis tada galvoja, na iš tiesų, juk tai ne problema. Tai galima teikti, jog teatro studija tai tarsi atskira bendruomenė, psichologinė grupė, kurioje sprendžiasi tos tikros realios problemos. Na taip, tai yra kaip grupė, kurią jungia bendra istorija, bendras kažkoks gyvenimas, kuris vyksta čia, dabar. Ir juos sieja dažniausiai po to didelis stiprus emocinis ryšys. Nes teatras tai yra atsivėrimas, sielos atsivėrimas. O kada atsiveria siela, tada dažniausiai aplinkui turėtų būti bendraminčiai. Supratau. Na, bet mes čia, Viktorija, labai kalbam apie vaikų teatro studiją, mažų vaikučių teatro studiją, o palėtėm tokias globales problemas. Na, ko gero neišvengiama. Visgi teatre visuomet yra problema, ar ne? Ir ją visą laiką reikia išspręsti, visada yra herojus. Taip, nes teatras yra gyvenimas. Tiesa, teatras yra gyvenimas. Gerbiama Rima, tad priminkite dar kartelį, kur, kada, kelintą valandą vyksta atranka. Na, atranka vyks spalio 2 dieną, 18 valandą Tauragės kultūros rūmuose, 2 aukšte konferencijų salėje. Na ir laukiame vaikučių, jų tėvelių pirmam susitikimui. Ir informaciją galima rasti Facebook profilyje, tai yra Rimos teatro studija. Na ir galima kreiptis į mane telefonu 8600 44490. Tiesa, jeigu aš nekeliu ragelio, tai reiškia, aš dirbu kitame tiesioginėme darbe ir tiesiog aš perskambinsiu jums visada po 17 valandos. Taigi neįsigaskite, jeigu mano telefono ragelį aš pakelsiu tik po 17 valandos. Supratau, ačiū Jums už pokalbį, linkiu gražios dienos ir be abejo gerų emocijų darbe. Ačiū.